mūsų startuolis atlieka dvi veiklas pagrindinės, tai yra tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu ir pinigų plovimo prevencija. Tai atliekame, sakykime, jeigu mūsų klientas yra bankas ir jis nori priimti savo klientus, tai atliekama tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu. Tai klientas banko gali neišėjęs iš namų atsidaryti banko sąskaitą ar reikalinga, pavyzdžiui, patvirtinti tapatybę, sudaryti notarinius veiksmus. Tai taipogi gali tai atlikti su mūsų pagalba. Ir pinigų plovimo prevencija atėjęs kaip ir įstatymas, reguliacija iš valstybės, kad užblokuoti pinigus, kurie yra iš nusikalstamos veiklos, tai čia yra mūsų tas kitas produktas, su kurio užsiemame, kad nepraeitų nelegalios lėšos, jei nebūtų legalizuotas. Tai naudojame dirbtinio intelekto, biometrikos, kad galėtume automatizuoti šios procesus, kad klientai galėtų atlikti tapatybės nustatymą kaip įmanoma greičiau, efektyviau, taip sutaupant laiką tiek ir bankui, tiek ir pačiam klientui. Kiti pritaiko gal tokius standartinius apsaugos mechanizmus, tai mes stengiamės pritaikyti inovatyvius, realių laikų aptikti sukčiavimus ir juos blokuoti. Šie metai turbūt yra daugiausiai skirtini, kad mes darome savo plėtrą, plečiamės į Amerikos rinką, atidarėme jau tenais įmonę, ofisą, taipogi turėjome šiais metais net 50% augimą, taipogi augo ir mūsų komanda, šiuo metu turime beveik 60 žmonių savo komandoje, pateikėm pasaulinę patento paraišką mūsų vienam iš naujai vystomų produktų.